istorinis įvykis, beveik 3000 lietuvių atvyko į Romą ir dabar vyksta pamaldos pirmojoje bažnyčioje pasaulyje. Gieda 3000 lietuvių didžiausioje bažnyčioje pasaulyje. Džiugu pamatyti tiek susirinkusių lietuvių iš Lietuvos, pamatyti, kiek lietuvių atvyko iš viso pasaulio ir pajusti tą vienybę, tautos vienybę, bei pamatyti, kiek daug žmonių vis dėlto siekia gėrio, nes čia susirinko apie 3000 lietuvių. Iš tiesų žadėjo susirinkti apie 1000, bet atvyko beveik 3000. Man čia būnant kyla pagrindinis klausimas, kodėl išlieka tauta. Aišku, svarbu ištekliai, svarbu ekonomika, svarbu pinigai ir taip toliau. Bet jeigu mes žvelgtume giliau, jei mes statytume pamatą, jei mes statytume namą, ant ko yra pastatyta tauta, tai prieitume visada prie dvasinių dalykų. Mano nuomonė, šį dvasinį pagrindą sudaro du principai. Pirmasis būtų, kai tauta sugeba atskirti, kas yra gerai ir blogai. Dabartinėje visuomenėje matome, kaip bando ištrinti tas ribas tarp gėrio ir blogio. Tačiau, mano nuomonė, lietuvių tauta per visą istoriją mažiau ar daugiau sugebėjo suprasti, kas yra gerai, o kas yra blogai. Ir tas supratimas ją vedė per istorijos vingius. O antrasis principas būtų, tai kai tauta suvokė, kas yra gerai, o kas yra blogai, tai sugebėjimas pasipriešinti tam blogiui ir sugebėjimas pakovoti už gėrį. Ir lietuvių tauta daugiau ar mažiau istorijoje sugebėjo pasipriešinti blogiui ir pakovoti iš gėrį. Ir ypač dabartiniu laikotarpiu mes galime pamatyti, kiek norima priimti blogų įstatymų ir kaip žmonės, kaip tauta iš tiesų stipriai priešinasi, jie yra persekiojami, jiems yra klijuojamos etiketės, tačiau jie vis tiek nepasiduoda. Tad džiugu dar kartą pamatyti, kiek atvyko lietuvių, džiugu pamatyti tą vienybę, stiprybę ir pamatyti, kiek žmonių tiki į Dievą. Tad kol yra tiek daug lietuvių, kurie tiki į gėrį, mūsų tauta turi galimybę išlikti. Viskas, lietuvių piligrimystė Romoje baigėsi. Tai buvo
paskutinios mišios Šventosios Mergelės Marijos bažnyčioje. Tai iš tiesų įspūdinga prisiliesti prie tokio renginio, įspūdinga pamatyti pačią Romą, įspūdinga pamatyti pačias bažnyčias, įspūdinga pamatyti tą žmonių bendrystę. Ir šioje kelionėje, kas būtų man labiausiai įsiminę, tai galimybė pamatyti krikščionybės civilizacijos pačią pradžią, pabuvoti vietose, kuriuose buvo sukuriama pati pradžia ir ant kurių buvo pastatyta visa Europos civilizacija. Ir dabar mes galime pamatyti aiškų skirtumą tarp dabartinės liberalios civilizacijos ir krikščioniškos civilizacijos. Ir apskritai visas tas renginys galime pamatyti, kaip žmogus stengiasi pakilti aukščiau, kaip visos bažnyčios pastatytos nuostabiai, kaip stengiamasi pavaizduoti viską labai gražiai, kaip stengiamasi nevartoti jokių keiksmažodžių, kaip stengiamasi viską apibūdinti kuo gražiau, dainuoti kuo gražiau. Ir dabar galim paimti bet kokį pavyzdį iš dabartinės liberalios civilizacijos. Tai tas pats YouTube, pavyzdžiui, kur pilna laidų, kur žmonės keikiasi, kur kalba apie visokias nesąmonės, kalba apie antrus galus, juokauja apie antrus galus. Žodžiu, yra daugybė pavyzdžių, kur tiesiog skatinama degradacija, skatinama, kad žmogus sugyvuliškėtų. Tad džiugu pamatyti ir pabūti dalimi renginio, kuris skatina žmogų pakilti aukščiau, kuris skatina žmogų pabūti ne gyvuliu, o pabūti kažkuo daugiau, kad žmogus iš tiesų yra didinga būtybė.